Labas rytas ir garbė Jėzui Kristui. Per amžius amen. Su mumis yra brolis Paulius Veineikis ir norėjau pasakyti iš kur ir dabar galvoju, nežinau, iš kurios dabar jūs parapijos. Aš pats gimiau šiaulietis, o gyvenu šiuo metu Klaipėdoje, Klaipėdos vienuolyne. Klaipėdai. Supratau, tai broli Pauliau, žinau, ne pirmą kartą esat lyderystės konferencijoje. Taip, ko gero nuo pat, kaip sakant, kai tik tai viskas prasidėjo, kažkaip labai taip ta lyderystės konferencija buvo tokia patraukli, sakau, įdomu, kas čia per naujas mokslas su gale. Jeigu pagal šventą raštą, tai labai taip nustebino ir, sakau, reikia išbandyti. Ir aš labai noriu, žinot, paklausti, šiemet mes turim tokius gražius žurnalus, pasaulinė lyderystės konferencija ir didelėm raidėm parašyta, tu gali daryti įtaką. Ir aš taip mąsčiau apie tai, galvoju, ar mes turim norėti daryti įtaką, ar turim norėti būti lyderiais. Sako viešpats, sako, jūs turite vieną mokytoją ir nesivadinkite mokytojais, nežinau, ar tai taikoma būtų ir lyderiam, nesivadinkite lyderiais, nes kam daug duota, iš to daug pareikalauta. Aišku, turime mes iš prigimties vieną tokią lyderystę, kai Dievas sukūrė žmogų, ypatingai tai tenka vyrams. Tai kai jis pasakė Adomui, tu turėsi būti lyderis šito žemės planetoj, tai ko gero mūsų tapatybė, ypatingai vyruose, yra tai, ko mūsų prašė viešpats, sako, jums teks šią žemę užvaldyti, kaip ten sakyti, prižiūrėti. Tai manau, teks, aišku, ir tai žemėj planetai vadovauti ir visą tai, kas vyksta tuose reiškiniuose ir daugybė kitų švento rašto vietoj. Aš manau, kad tiek, kiek Dievo žodis mums leidžia, aš manau, kad su tuo sutinku. Būtų galbūt taip naivu ginčytis, bet visada, sako, kuklumas puošia. Niekada, galbūt, nesiruošiu būti kažkokiu tai lyderiu, kiek viešpats leidžia, tiek ir stengiasi paklusti tam. O toliau, sako, kaip Dievas duos. Aš irgi mąstau apie tai, čia gera nuotaika konferencijoje, gal girdit ir jūs, klausytojai, žiūrovai, daug šurmulio, jau dar prasidės konferencija šiandien tik po 50 minučių, jau čia pilna gyvybės. Ir čia tikrai gera būti, daug gerų minčių, bet negaliu nepasakyti apie tai, kad mes susirinkę lyderystės konferencijoje, tas ir pasakymas, tu gali daryti įtaką, lyderis, buvimo lyderiu. Aš kažkaip galvoju, ar turim norėti būti lyderiais. Galbūt lyderiais būni tada, kai tiesiog darai, ką Dievas tave pašaukė ir jis tau kažkokią įtakos sferą savaime duoda, bet negali žiūrėti į tai, kad noriu daryti įtaką. Tarsi noriu galios, noriu valdžios, noriu paveikti kitus. Ką jūs šitom temom manot? Manau, kad visada viešpas iš mūsų tikisi, taip kaip ir, kaip ką tik tai paminėjai, pati atmosfera, kuri vyksta šiandien lyderystės konferencijoje čia Palangoje, šitoj irgi labai gražioj salėje. Vienas iš pastorių vakar pasidalino tokio pastebėjimu, sako, kaip būtų nuostabu turėti tokį pastatą bažnyčiai, čia, sako, viskas yra. Taigi ir vakar prie staliukų kažkaip tai dalindamiesi supratom, kad vienas iš tokių pagrindinių dalykų tai yra būti kartu. Visiškai ne tiek svarbi informacija, kurią tu gauni, bet pats procesas, ko gero, kaip ir visas mūsų gyvenimas, į kurį Dievas mus kviečia, sakydamas, per daug nesureikšminkit rezultato, nes vis tiek jūsų rezultatai bus netobuli. Dalyvaukite procese. Būkite patys geriausi toje vietoje, kurią aš jumis pakviečiau. Nesiblaškykit, nesimėtikit, pasitenkinkit tuo, ką turite. Sako, jūs nešokinėkite prie kažkokių labai aukštų dalykų. Taigi, į šį klausimą būtų galima sakyti, paklūstant Dievo žodžiui, pasakom, savo gyvenimo pradžiai darom tai, ką mes galim. O toliau, jeigu ten kažko tai jau reikia, galime ir ten žodžiu pasakyti, kažką tai pamokyti, bet pagrindinis dalykas yra tavo gyvenimo pavyzdys.
Tai manau, kad visada būsi, sakykime, tas žodis kažkaip man gal nelabai norėtųsi jo vartoti savo, arba nes jisai turi tokią pavojingą briauną, truputį šoktelti per daug į puikybę, labai susireikšmint, o, kaip sakant, o tų tokių pasikėlusių nelabai kas labai mėgsta. Tai visada, jeigu, sakau, o kuklumas puošia, jeigu tu savęs nevadini lyderiu, savęs tokiu galbūt nedeklaruoji, bet jeigu tau broliai seseris, o jeigu ir pats viešpas, kaip sakė Jėzui savo sūnui, sako, štai mano mylimas sūnus, kurio aš geriuosi, klausykite jo. Nu, jeigu viešpas pats duoda tokį įvertinimą, mums nėra kur dingti. Bet šiaip tai pats iš savo prigimties, tai esi kviečiamas būti tuo mažutėliu. Taip kaip Šventas Pranciškus, mes kaip pranciškonai esam, jis visada prašė, būkite patys mažiausi. Ir paskui Švento rašto vieta tokia gražiai suveikė, sako, tas, kas save aukština, bus pažemintas, kas sugeba nusižeminti, bus Dievo išaukštintas. Tai vadovausiu tokiu principu, aš manau, siūlymas būtų šiaip visiems, kurie gauna galimybę iš viešpatės pabūti vadovais vienoje ar kitoje srityje, netgi kiekvienoje šeimoje, kur tikrai Dievas yra pakeitęs tėvelius būti lyderiais savo vaikams. Taip tas pagal Jėzus principą lyderis, kuris visada patarnauja kitam. Čia tas yra tokia graži savybė. Lyderis, kuris patarnauja kitiems. O jūs pati, kaip jūs Dievas mokino vadovauti, vesti žmonės, per kokias asmeninės pamokas perėjot, išmokot? Nu, aš jau čia priklausau tai žmonių grupiai, kurie mokosi greičiausiai iš savo klaidų. Tai... Kaip ir daugelis mūsų. Nu, aišku, tikrai yra tie šaunuoliai, kurie sugeba pasimokyti iš kitų klaidų, kuriems užtenka galbūt mamos, tėčio žodžio ir jis tapo geras vaikas ir iki šios dienos jis eina tokiu keliu. Na, o savo gyvenime tai galiu pasakyti, būtent per skaudžias ir per malonės pamokas išmoksi tam tikrų dalykų. Ir vienas iš jų tai yra pastovus mokytis nuolankumo. Na, o tas dabar nuolankumo, viešpaties nuolankumo meniu kiekvienam iš mūsų yra toks didelis. Svarbiausia viską žiūrėti, kaip kas sakė Jėzus, jeigu nepasidarysit kaip vaikai, neįeisit į dangaus karalystę. Manau, man vaiko pavyzdys yra geriausias lyderio, sakykime, toksai, kaip ženkliukas. Jisai taip vaikiškai moka visko pasisemti iš aplinkos ir jam taip kaip netyčia gaunasi, jis padaro kažką nuostabaus, kad visi pasako, wow. Ir tada tas vaikas tik tą akimirką supranta, kad tie suaugę aplinkui jiems čia kažkas patiko jo, kas jam pasisekė. Bet jisai neužsibūna toj šlovei, kadangi jis yra ta vaiko širdis. Man teko vienas sykį matyti tokį, kaip sakant, vaikiukas, kuris ten laimėjo, nežinau, tie Got Talent, toks piplyžinė visiškai. Ir jisai ten laimėjo patį geriausią įvertimą, jis taip apsidairė, tą akimirką jam ten paplojo, jam buvo puiku, jam ten kažkokį meškiuką davė. Gavo jis, aišku, tikriausiai didelę pinigų premiją, bet jisai per daug dėl to nesureikšmino. Ta akimirka jam buvo kaip sakykime, kaip žaidimas. Ir jisai toliau yra toks, koks jisai yra, jisai nepasikelia. Pat štai tokiu principu žiūrėti į lyderystę ir reiškia mokytis. Ar man tai pavyksta daryti? Aišku, kad ne. Bet kaip jau minėjau pradžiai, esu procese. Ir tikrai vertinu kiekvieną man pasiųstą žmogų, kuris mane pamoko. Netgi kaip jau minėjau, tos pamokos, kuris būna kitas iki skaudžios. Tokios, tau užvožia gerai per puikybę, tave padeda į vietą, tu, kaip sakant, pabūni, nuryni tą vadinamą karčią savo realybės dalelę ir nusipurtai tas puikybės dulkės, pakyli ir vėl nuolankiai stengiasi mokytis. Manau, tas ir daugelis tie, kurie kalbėjo ir dar šiandien klausysimės konferencijai, irgi pastebėjau, jie tokį labai gražų momentą akcentuoja.
nuolankumas. O tas nuolankumas, paprastumas, nuoširdumas, skaidrumas. Manau, čia irgi daug kas irgi tie, kurie čia jau dalyvavo vakar. Tas, jisai tiesiog, žavėsi, tai, norėčiau būti tas, pagal tuos visus ten kriterijus, koks ten tas vadinamasis vadovas turėtų būti. Ar toks esu, Dievas parodys. Ačiū Jums labai ir padėk Dieve mums visiems mokytis, būti nuolankiems, eiti į priekį, kad mes taptumėm tais lyderiais sritise, kur Dievas mus pakvietė būti, augti ir padėti kitiem, tarnauti kitiem. Tai ačiū Jums labai, su mumis buvo brolis Paulius Vaineikis. Su Dievu.